Sveiki, gerbimieji. Manipuliacija 31 užkabina kultūros, meno, saviraiškos temas. Šitą visi moka. Tai žinokite, tą progą norėčiau papasakoti anekdotą. Prieina Maskvoj, Piterė, nesvarbu kur, vienas saugumietis prie kito saugumiečio sako, už ką tu sulaikai šitą žmogų? Nes jisai labai garsiai rėkia, kad pas mus žodžio laisvės nėra. Sako, tai tiesa ir... Tai ne, jisai labai garsiai rėkia. Tai aš jį už viešosios tvarkos pažeidimą. Taigi, jeigu yra problema, tai jai galima surasti netikėtą sprendimą. Taigi, tu kaltas tik dėl to, kad norisi man valgyti, pasakė vilkas. Jūs Krūlovą visi tikrai skaitėt ir žinote. Yra kitas geras anekdotas, kurį norėjau pasitaupyti, bet tiesiog dabar ant liežuvio galo. Sako, taigi pas mus yra žodžio laisvė. Kitas sako, taip, tik po kai kurių žodžių laisvės nebėra. Geros jums dienos.